Žinau, ar manęs bijodami, ar laukdami aukščiausių įvertinimų, labiausiai ploja Šilalės krašto mišrus choras. Jie rodo puikų pavyzdį gerbiamiems žiūrovam, kaip iš tikrųjų reikia palaikyti jaunuosius šokėjėlius ir dainininkus. Taigi, mišrusis choras užvedam dar kartą ir žiūrovai ima iš jų pavyzdį. Vadinasi, jūs būsit ir palaikomoji žiūrovų grupė, apšildomoji. O dabar po gražių, smagių šokių, labai gražiai dainai su ypatingu pavadinimu Aukštumos kviečiu gražaus, sodraus balso dainininką Robertą Matevičių. Šios dainos pavadinimas Aukštumos ne šiaip sau. Robertas aukštumų siekia ne tik dainavime. Jis puikus pianistas, laimėjęs ne vieną tokį ypatingą konkursą. O jam šiandien diriguoja Rasa Ramanauskienė. Paplokime Raseliai. Ir žinoma, aranžuotė vėl Kornelijaus Pukinskio, nuolat triūsiančio paties darbščiausio žmogaus. Bus gerai, gerai, gerai mums bus. Tegul, tegul, žiaurūs vėjai mus draskys, draskys, draskys perpus. Netikėk, ką priešai suoks, ką šnekės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Gal mes kada tai pamiršim, bet to neįvyks, juk niekada. Tegul gelmė taps paviršium, o tiesa pavirs didžia klaida. Netikėk, ką priešai suoks, ką šnekės tau svetimi. Šis gyvenimas